Sąmonės drakonų keliais. Saulė Zujutė. Autorė žodis. Mielieji skaitytojai, kviečiu į kelionę, šį kartą į tolimą, giliai į save. Juk visi didžiausi atradimai glūdi mūsų viduje. Kodėl mus taip vilioja įvairios kelionės, tolimos, varginančios, netgi pavojingos? Vis dėlto troškimo pažinti kuo daugiau įvairovės. Pamatę kitoniškų kraštovaizdžių, visuomenių ir papročių, plečiame savo pasaulėvaizdį. Pakeliavę po pasaulį subrandiname turtingesnę asmenybę, pakančią kitokiam elgesiui ar gyvenimo būdui. Tai vienas aspektas. Kitas svarbus vidinių ir išorinių kelionių verties aspektas – tai galimybė išsiveržti už kasdienybės ribų ir įpročių. Kaip sakė Einšteinas, neįmanoma išspręsti problemos iš to paties mąstymo lygmens, kuriame ji kilo. Norėdamas rasti naujoviškų kūrybingų sprendimų, tiek individas, tiek visuomenė, ar netgi visas mūsų pasaulis turi palikti savo aplinką ir įpročius, išeiti anapus savo pasaulėžiūros rėmų į subtilesnius suvokimo lygmenis. Tam labai svarbu yra trokšti keistis ir drįsti keistis. Šio romano veikėjų siekis dar ryžtingesnis. Jie gilinsis ne tik į savo vidinį pasaulį, savo norus ir poreikius. Jie perkels savo sąmonę anapus mūsų visatos ribų. Ko taip toli dairytis, kai ir šioje visatoje dar ne viskas ištirta? Tai vis dėlto paties troškimo plėsti sąmonę, kad palyginę savo ir kitų gyvenimus suvoktume, kuo esame panašus ir kas mus daro savitus, kad atrastume savyje slypinti kūrybos pradą, kad pasijustume nebe atskiri individai, kurie vieniši kovoja su gyvenimo negandomis, o visatos sąmonės dalelės, kurios kartu kuriančios save ir savo palankėje būti. Kanados žurnalistas, sociologas Malcolmas Gladwellas, remdamasis psichologo Andersono Eriksono tyrimais knygoje Išskirtis sėkmės istorija, pateikė 10 000 valandų taisyklę. Norint pasiekti meistriškumą bet kokioje srityje, reikia praktikuotis mažiausiai 10 000 valandų. Tai pasakytina ir apie saviugdą. Mes, kaip pilotų mokyklos studentai, besipraktikuojantys skraidyti, turime kasdien tam tikrą laiką išbūti kilstelėję sąmonę virš kasdienybės su knyga, kuri sutelkia mintis į dvasinės plotmes, per meditaciją ar kitas save pažinti padedančias praktikas. Savo romanus laikau viena tokių priemonių, kurios skatina tobulėti, pakylėja sąmonę į aukštesnių virpesių lygmenį, padeda suvokti mus supančią realybę ir rasti savo vietą joje. Šį romaną skaitykite neskubėdami, iš naujo peržvelgdami jau perskaitytus skyrius, gilindamiesi į veikėjų būsenas ir kitų visatų gyventojų patirtis. Ne itin svarbu, ar patikėsite pateiktą būties sampratą, ar priimsite ją kaip fantaziją, svarbu tai, ar jums suskambės veikėjų gyvenimo vertybės ir ar jos pavilios sekti paskui save, prisimti atsakomybę už visus savo poelgius, mintis ir jausmus, ugdyti savo sąmonę, keistis kartu su pasauliu, bendradarbiauti ne tik su savo fizinė aplinka, bet ir su visa visata, drauge su ją kurti mūsų realybę. Skaityti šią knygą jums padės būties principai, kūryba ir pokytis. Jie nuolat šalia mūsų, visada mielai pagelbsti. Tai reikia panorėti, kad gyvenimo pokyčiai vyktų sąmoningai, kūrybingai ir skatintų dvasią augti. Linkiu prasmingos ir malonios kelionės. Saulė. Kaunas, 2014 m. balandis. Prologas.
Gyvybės plane, kuris plyti virš fizinės realybės, šnekėjosi trijulė. Du jauni laiko drakonai, Rūkas ir Dvelksmas. Ir jų tokia pat jaunatviška nutrūktgalvė draugė Vijūna iš chaoso pasaulio. Vijūnai buvo kilusi mintis pagyvinti jų įsikūnijimų žemėje žaismingu akcentu – memuarais, kuriuos apie jų gyvenimą rašytų objektyvus, su jais nesusijęs žemės gyventojas. Senojo meistro mokinys papasakojo apie mano mėgstamiausio įsikūnijimo Linos vaikystę ir jaunystę, kaip jis susipažino su jūsų įsikūnijimais, subūrė komandą ir atliko gaivališkųjų žmonijos norų korekciją. Dėstė Vijūna. Jums pasirodė per mažai. Man nebūtų tai pasirodę, jei apie mano vienintelį fizinį įsikūnijimą Haroldą būtų papasakoję daugiau nei 2-3 frazėmis, įsiterpė Dvelksmas. Tuomet paprašėme Linos, lyg niekur nieko tęsė Vijūna, pačios rašyti memuarus apie savo gyvenimą. Ji pratęsė nuo ten, kur sustojo meistro mokinys ir gerokai išsamiau supažindino mus su tavo, Dvelksme, įspūdinguoju įsikūnijimu Haroldu bei kitais mano ir tavo Rūke įsikūnijimais. Jums pasirodė mažai. Linos akimis esu nuolat kintančios nuotaikos. Ji neatskleidė mano asmenybės nei viename iš įsikūnijimų, pertraukė ją Rūkas. Viljamas jai mato tik į merginas dairosi. Filosofas Lukas niūrus ir nusivylęs gyvenimu, o gaivališkojo drakono Ormandiro beveik nematėme. Visas dėmesys buvo skirtas tavo įsikūnijimams – Mirjai, Linai, Likmin ir Amelijai, net 4. Vijūna būtų galėjusi ginčytis, bet Haroldui ir Lukui dėmesio teko ne mažiau nei Linai, kad Likmin šmėstelėjo tik probėgšmiais, o Amelija ir Mirja reiškėsi ne dažniau nei Viljamas ir Ormandiras. Tačiau ji vėl praleido pastabą pro ausis ir atkakliai tęsė savo mintį. Tuomet sugalvojome rinktis 3 nepriklausomą asmenį, kuriam galėtume atskleisti visą savo sąmonių plotmę tiek žemėje, tiek kituose lygmenyse. Ir šiai idėjai judu pritarėte. Idėjai taip. O kaip ji bus įgyvendinta, nepatikliai nutęsė Dvelksmas. Tu vis įsigudrini save pateikti kaip centrinę istorijos ašį, o mes liekame tik tavo veiklos fonas. Tau neįmanoma įtikti, paprieštaravo Vijūna, kad ir kiek gautum dėmesio, vis mažai. Aš jo noriu tik tiek, kiek man dera, atkirto Dvelksmas, proporcingai Haroldo įnašui į tavo žemiškuosius gyvenimus. Vijūna jau žiojosi iškloti viską, ką manė apie laiko drakonus, kurie kritikuoja kitus, o patys tik ir siekia atsidurti dėmesio centre. Kokiu būdu tam žmogui perduosi apie mus informaciją? Paskubėjo išsklaidyti bręstančio barnio debesis Rūkas. Jeigu neįsiterps, tie du ilgai žodžiuosis. Nenaudingas laiko švaistimas. Tai bus moteris, pasidavusi jo įtaigiai ramybei, taikiau nei ketino, atsakė Vijūna. Jai suteikiau garbingą kosminių memuarų rašytojas titulą. Bus mūsų gyvenimo veidrodis. Jei egzistuosime kaip paralelinė realybė, kuri lydės ją visą gyvenimą. Augs, bręs, sens, mąstys ir jaus, kentės ir džiaugsis kartu su mumis. Per ją geriau pažinsime save pačius, savo mintis, ketinimus, tarpusavio santykius. Ji mus išvys per sapnus. Kaip romantiška užsisvajojo Vijūna, dar būdama mergaitė susapnuos pirmuosius vaizdus iš mano įsikūnijimų gyvenimo, Mirjos eterinius rūmus su jos padėjėjais silfais. Ar aš tame reginyje taip pat būsiu, parūpo Dvelksmui, juk ten jai ilgai tarnavau,
lyg ir nusipelniau šiokio tokio pripažinimo. Tai bus kitas ankstesnis epizodas, Vijūna tyčia erzino draugą. O aš, Rūkas vėl paskubėjo nukreipti jų dėmesį į dalykiško pokalbio vėžes. Galų gale patys jai pasirodykite, tada nereikės priekaištauti, kad neobjektyviai pateikta ar kam nors skirta per mažai dėmesio, pyktelėjo Vijūna. Pirmiausia, parodysiu jai savo drakoniškąjį įsikūnijimą Ormandirą, suskubo Rūkas. Jaunai sąmoniai toks reginys ryškiau įsirėš į atmintį. O tu dvelksme? Tas mąstė. Žemėje dvelksmas turėjo tik vieną įsikūnijimą. Jeigu pradėtų mergaitei rodytis nuo Haroldo vaikystės, pradžia nebūtų sėkminga, nes tuo metu jis domėjosi juodąją magiją ir nesvajojo apie jokius kilnius darbus. Kažin ar piktavalis vaikinukas patiktų ir sudomintų, kokiu savo gyvenimo momentu jai prisistatyti. Dar pagalvosiu, burbtelėjo dvelksmas. Tik nesigrūskite į tą patį sapną ir nesuverskite visų savo įsikūnijimų informacijos į vieną naktį, įspėjo Vijūna. Atminkite, kad žemėje laikas linijinis ir jai teks mūsų gyvenimus sudėlioti laike, suvokti laike, fragmentas po fragmento, minutė po minutės, lašas po lašo. Pradedu lašėti kosminių memuarų rašytojos sąmonę, linksmai tarė Rūkas. Gal pavadinkime ją sapnuotoją? Taip trumpiau. Jis užsimerkė ir nelaukdamas atsakymo nugrimzdo į save. O aš, atsiduso dvelksmas, pirmą noriu pasižiūrėti, kokia ji. Tuomet ir nuspręsiu, kokiu epizodu jai prisistatyti. Vijūna nieko neatsakė. Kol draugai planavo, jie aplankė mergaitės sąmonę ir jau sapnavosi jai kaip spindulinga keistų bruožų moteris, kurią supo maži, guvus oro elementalai silfai, pildantis žmonių norus. Pirmas skyrius. Kas pasiilgo nuotykių? Lina sėdėjo ant smėlio prie vandenyno kranto Ramybės saloje, 23 amžiaus pradžioje. Šiltas vėjas maloniai kedeno jos šviesius plaukus, lengvomis bangomis krentančius ant pečių. Jos migdolų formos pilkos akys mąsliai žvelgė į horizontą, o viduje viena kitą vijo mintis, kupinos artėjančio nuotykio jaudulio. Įvykio karuselė vėl sukosi visų greičiu. Ar kada nors gyvenau nuobodžiai? Pabandė ji prisiminti ir peržvelgė savo 37 gyvenimo metus. 4 išvyko su tėtės fiziko robotų kvantu į pirmąją laiko kelionę. 12 viena pati persikėlė į senovės Kiniją, laiko kelionėms pritaikiusi riešia implantuotą mechanizmą, kuris turėjo garantuoti jos fizinio kūno ir sąmonės regeneraciją nelaimingo atsitikimo atvejais. 17 sugalvojo istorijos eigos korekciją, kuria tikėjosi sukurti socialiai darnesnę visuomenę. Ta norą slaptai gyvendino, bet sutrikdė erdvėlaikio nuoseklumą ir sukūrė atskirą laiko atšaką, kurioje liko gyventi, o senąjį paralelinį erdvėlaikį pas savo tėvus ir draugus jai taip ir nepavyko sugrįžti. Tuoj po savo eksperimentinės korekcijos Lina susipažino su laiko drakonais ir šie ją įtraukė į kitą atsakingiau suplanuotą grupinį socialinio pokyčio projektą. Kol jam ruošėsi, ji keliavo po senovės Prancūziją, Atlantidą, drakonų karalystę. Nesibaigiantis nuotykiai skirtingose epochose, įdomios pažintys, protinė ir emocinė įtampa. Tiesa, vėliau Lina ištekėjo už grafo Viljamo Lankasterio,
kuris anksčiau daug metų buvo jos riteris ir projekto dalyvis. 8 metams įsikūrė 15 amžiaus vidurio Anglijoje, persėmė aristokratų kasdienybę, augino 2 nuostabius vaikus – Taurą ir Izabelę. Savo šeimininį gyvenimą galėtų vadinti pačiais ramiausiais ir, šiek tiek nuobodokais metais. Bet po jų, kaip ugnikalnis, išsiveržė naujų idėjų srautas ir ji vos spėjo suktis. Į 23 amžių Lina atsigabeno būrį Atlantidos magų – Haroldą, Zedoną, Kircą, Argoną. Apsijungė su dar 3 moteriškais savo įsikūnijimais. Žmogiškųjų norų pildytoja Mirja iš Atlantidos dangaus rūmų, kuriančiojo balso žinę Likmin iš Drakonų karalystės ir aktyviai politikuojančią aristokratę Ameliją iš 17 amžiaus pradžios Portugalijos. Visą tai Lina aprašė memuaruose, kuriuos neseniai baigė ir skatinama draugų ryžosi paviešinti kaip fantastinį romaną. Jau atrodė visos beprotiškos idėjos išseko ir vėl stojo ramybės metas. Bet štai draugė Anastasija pakišo įdomią mintį. Nastasija, pažįstama iš seniau kaip Atlantidos laikų šventyklos žynė. Šį 23 amžių įsikūnijusi paprasta demokratinės valstybės tarnautoja. Matydama, kad Lina vėl nerimsta, Nastasija pasiūlė jai naujos veiklos. Žmonės atsigręžė į savo vidinį pasaulį. Nori jį lavina. Tačiau tai asmeninė saviugda. Jie skiria nepakankamai dėmesio kolektyviniai sąmoniai pažinti ir per ją drauge veikti. O juk mūsų motinoje visatoje viena iš esminių vertybių greta asmeninio tobulėjimo yra bendradarbiavimas, bendra realybės kūryba. Kartu su savo draugais užsiimtumėte tuo, kas jūs visus, matau, domina. Daugiamatės būties pažinimu. Tai būtų naudinga ir jums asmeniškai, ir visuomeniškai. Savo darnios komandos pavyzdžiu skatintumėte žmonės bendradarbiauti. Ne tik su įprastomis panašiomis į save būtybėmis, bet ir su visiškai kitoniškomis tolimų pasaulių sąmonėmis. Lina iškart sutiko. Tačiau vėliau ėmė kilti konkrečių praktiškų klausimų. Nastasija jau buvo išvykusi iš salos ir Lina su ja užmezgė nuotolinį vaizdo ryšį. Kaip visą tai atrodys ir ką mes darysime, Nastasija, ką turėčiau papasakoti draugams? Galima naująją jūsų grupės veiklą vadinti bendradarbiavimo įgūdžių ugdymu subtiliuose lygmenyse. Taip jūsų siekis susipažinti su daugiamatė būties įvairovė įgaus kryptį ir neatrodys tik paprastas smalsavimas. Drauge kursite naują elgsenos modelį. Tiksliau, patys tapsite naujo gyvenimo būdo skleidėjais. Ką kviesti ir ko nekviesti, nerimo Lina. Ką kviesti labai paprasta. Įsiklausyk į save, pajusk, kas atsišaukia į naująją viziją. Vadinasi, jeigu jaučiu, kad Atieną, Izabelę ir Antuaną dėrėtų palikti 15 amžiuje, o Eglę su Žiuliu 22, tai neturiu jausti sąžinės priekaištų. Būtent, linktelėjo Anastasija, jie dabar reikalingi tose epochose, o savo sąmonėmis, kurios pakyla virš laiko ir erdvės, apribojimų, jie visada su mumis. Aišku, mąsliai nutėsė Lina, o jeigu man įžūliai norisi į naują veiklą įtraukti atlantietį Zedoną, ar jis ne per senas? Na ir pasakė, prunkštelėjo Anastasija, jeigu tas 60 metais tau atrodo senas, tai ką pasakysi apie mano artimą draugą Rudolfą, su kuriuo tave netrukus supažindinsiu? Jam, kiek žinau, per 80, tačiau nė nebandyk nuvertinti dėl garbaus amžiaus. Oho, dar duos jis jums garo,
Nusijuokė. Puiku. Lina buvo paskendusi malonioje vizijoje, kurioje šalia jos rikiavosi Lukas, Zedonas, Haroldas, Kircas, Argona, Nastasija. Ar Rudolfas tai vienas iš tavo žadėtojų sąmonės drakonų? Jis vienas atvyks? Dar neaišku, gal dviese, o gal ir gausesniu būreliu, atsakė Nastasija. Rudolfas neseniai man užsiminė, kad po paskutiniojo sudėtingo mokslinio projekto ieško patrauklios vietos pailsėti ir net kurį laiką pagyventi nuošaliau. Pagalvojau, kad jis, kaip ir jūs, atvykęs į Ramybės salą, galėtų vienu šūviu nušauti porą zuikių. Atrastų raminančią Mirjo sodų atgaivą ir drauge pagelbėtų grupelį smalsuolių paklajoti po daugiamatę realybę. Tikrai gudriai sumaniai. Kaip manai, ar Mirja nesijaus nuskriausta, jeigu ją paliksime nuošalėje? Savo draugės, kuri buvo ir jos ankstesnysis įsikūnijimas, Lina naujoje komandoje nematė. Mirja užsiėmusi rekreacinių sodų kūrimu. Atlantiečiai, kurie jai aktyviai padeda, spės ir prie jos, ir prie tavęs. Jūs jai pasakosite, kaip sekasi, o ji jums pasakos apie savo reikalus. O Viljamas, neryžtingai paklausė Lina. Viską sužinos per vidinę drakonų išminties saugyklą ir per vėlesnį savo sąmonės įsikūnijimą Luką. Lina prisiminė, kai prieš 10 metį su laiko drakonu Morisu rinko korekcijos projekto komandą. Dabar jie vėl apėmė pakili nuotaiką. Lina pasijuto kupina entuziazmo, energijos, pasitikėjimo savimi. Tave maitina naujoji vizija, kiaurai pervirusi Lina žvilgsniu paaiškino Nastasija. Aš taip pat jaučiuosi žvali ir laiminga. Man jau patinka tai, kas bus. Nuotaikingos kelionės po kitus pasaulius. Ji šiltai nusišypsojo. Tik turiu įspėti. Iš pradžių reikės suburti komandą, suderinti jų sąmonės, kilstelėti jas iki reikiamo lygmens. Tai užtruks ir kartais atrodys, kad darome visai ne tai, ką buvome suplanavę. Todėl kantrybė ir tikėjimas labai pravers. Lina nusišypsojo. Ši patirtis man nesvetima. Mąsčiau, ką veikiu Atlantidoje 4 metus laukdama, kol iki valiai atsikaraliaus Viljamas. Paskui visiškai nesupratau, kodėl turiu prižiūrėti padūkelius drakoniukus drakonų karalystėje, o viskas puikiai susidėliojo. Iš Atlantidos bus net 4 naujo projekto dalyviai. Vadinasi, niekur negaišau tuščiai, ar ne? Tai jau taip, palingavo galvą Nastasija. Lina įdėmiai nužvelgė savo draugę. Ir kiekgi jai metų? Vėl sukirbėjo tas iki šiol balsu neišsakytas klausimas. Liekna, guvi, gyvybinga, visada geros nuotaikos, trumpais madingais sušiauštais kaštoniniais plaukais, saikingai pasidažiusi žvitrės samanų spalvos akis ir dailiai išlenktas lūpas. Jie atrodė ne ką vyresnė už pačią Liną. Ir Lina nusprendė pagaliau taktiškai tai išsiaiškinti. Pradėjo iš labai toli. Nastasija, mūsų aukštesniosios sąmonės, mano vijūna ir tavo ugnė, yra kilusios iš to paties pasaulio, ar ne? Taip, linktelėjo Nastasija, nesuprasdama, kur link to jis suka. Ir jos puikiai sutarė. Sutarė. Vadinasi, mudvi, jų žemiškieji įsikūnijimai, taip pat galime laikyti vieną kitą draugėmis ir pasikalbėti atvirai. Na taip, lėtai nutiesė Nastasija. Tai kaip draugės, ar galiu paklausti, kiek tau metų? Išpoškino Lina greitakalbė. Tai keistuolė, nusikvatojo Nastasija. Po tokios įžangos tikėjausi kritiškos pastabos, o tau tik mano fizinis amžius parūpo. Jis mums visiems seniai rūpi, sumišusi paaiškino Lina. Tu patarinėjai Mirjai ir padedi jai susigaudyti šioje epochoje, man pasiūlė įdomios veiklos,
Kaip Atlantidoje, taip ir dabar gebi kiaurai persmelkti žmogų ir akimoju išvysti, kokios korekcijos reikia jo sąmoniai. Tokia branda žmogus pasižymi sulaukęs ne mažiau kaip 60 ar 70 metų, o tu atrodai už mane jaunesnė. Na ir susendinai mane. Pasipiktino Anastasija, man viso labo 43. Nieko sau, už mane vyresnė tik 6 metais, nustebo Lina. O kaip stipriai nuo tavęs atsilieku. Gal chaose buvau mažiau sąmoninga? Ugnė juk jaunesnė už Vijūną ir vėliau už ją iškeliavo į žemesnius pasaulius semtis patirties. Tai kodėl žemėje tu išmintingesnė? Mano vyresnioji draugė iš chaoso, leisk tau priminti, kad visi mes skirtingi. Linksmai atkirto Anastasija. Skiriasi mūsų tikslai ir mūsų talentai. Na ir ką, kad gebu kiaurai matyti žmonės ir jų rūpesčius, o tu gebi klajoti po laiką ir mus visus suburi į įdomius projektus. Ką čia ir kalbėt? Plačiau atsiverk Vijūno sąmoniai ir įsiklausyk į jos balsą savyje. Taip pakilsi virš vieno įsikūnijimo, ribotumo ir rūpesčių, kurie tave vis dar užvaldo. Lina šyptelėjo. 6 metų amžiaus skirtumas. Taip, per tiek laiko įmanoma tapti brandesniai, atsakingesniai. Tik reikėtų išmokti ramiau priimti kasdienės situacijas ir į savo gyvenimo įvykius pažvelgti objektyviau. Ji tai sugebės. Ir tada kitiems patarinės, kaip gyventi, o jie dėkos ir sakys, ak, kokia jūs išmintinga. Turbūt esate garbaus amžiaus, nors atrodote visiškai jaunutė. O ji išdidžiai atsakys, aš ir esu jauna, tik anksti apjungiau šio įsikūnijimo asmenybę su aukštesniuoju savo sąmoningumu. Ir jums linkiu to paties. Po pokalbio su Anastasija, Lina negaiždama ėmėsi telkti kelionių į daugiamatę realybę komandą. Pradėjo nuo draugų, kurie tuo metu viešėjo Ramybės saloje. Tai buvo Mirja, kuri paskutinėmis Atlantidos epochos dienomis savo eteriniuose rūmuose užmigo amžius trunkančių magiškuoju miegu. Naujų fizinių kūnų Mirja atsibudo čia, 23 amžiuje, Ramybės salos oloje, kai Lina ją pažadino specialiu žiedu prieš pat ankstesniai komandai pradedant socialinį pokytį. Be jos, saloje įsikūrė dar 3 atlantiečiai, kuriuos Lina išgelbėjo nuo Atlantidą apėmusio užmaršties skydo. Mirjos padėjėjas Haroldas, kuris iki stodamas tarnauti Mirjai buvo mago Medo mokinys, Krcas, antrasis iš tų 2 galingųjų magų, aršus Medo priešininkas, Argona, ištikima Krco vyriausiojo padėjėja, kuris slapta nuo savo bendrų daug metų tarnavo Mirjai. Atgabenusi atlantiečius į Ramybės salą, Lina leido patiems apsispręsti, kaip ir kur jie norėtų gyventi. Visi 3 pasirinko likti šioje saloje ir padėti Mirjai čia kurti rekreacinius sodus, kokie egzistavo jos eteriniuose rūmuose. Juose sklandė linksmi Mirjos pagalbininkai oro elementalai silfai. Po pieveles straksėjo iš tyrųjų norų gyvybės, energijos materializuoti zuikiai, žydėjo kvapnios aurą gryninančios gėlės, o aplinka skatino atsipalaiduoti, nurimti, atsiverti savo vidiniai kūrybai. Dar saloje tuo metu trumpai viešėjo Lukas, arba oficialiai laiko drakono, laiko rūko įsikūnijimas, baronas Lukrecijus de Gomeiras iš 17 amžiaus pradžios Portugalijos. Lina pakvietė draugus į pagrindinės vilos susitikimų kambarį prie bendro stalo ir papasakojo Anastasijos idėją drauge pakeliauti po daugiamatę būtį ir įrėžti į žmonijos kolektyvinę pasąmonę darnaus bendradarbiavimo modelį.
Kaip ir pati Lina, jos draugai mėgo naujoves, nuotykius, iššūkius. Išklausę Linos pasiūlymą, Kircas ir Haroldas energingai sulinksėjo galvomis. Argona jautriai įsiklausanti į aplinkinių būsenas, suabejojo ir žvelgdama į Mirją, uždavė Linai tą patį klausimą, kurį ši aiškinosi su Nastasija. Ar Mirja nesijaus atskirta nuo mūsų? Šią abejonę ketino išsakyti ir Haroldas, tik Argona jį aplenkė. Tiek metų tarnavęs Mirjai eteriniuose rūmuose, jis įprato pirmiausia paisyti jos interesų. Mirja mostelėjo Linai ir atsakė beveik tokiais pat žodžiais kaip Nastasija. Aš, Argona, esu visiškai pasinėrusi į savo sodų kūrimą. Anksčiau prieš užmaršties skydą, kai neturėjau fizinio kūno, o gyvenau sutankintu eteriniu kūnu, savo sąmonę vienu metu galėdavau aprėpti daug sudėtingų reikalų. Dabar apribota fizinio kūno esu priversta daug laiko skirti jo poreikiams – miegui, maitinimui, aprangai, poilsiui. Sakyčiau, kad čia turiu ne vieną tikslą sodus, bet ir antrą. Nemažiau svarbu – adaptacija fizinėme gyvenime. Tad ir pati neraščiau laiko dar vienam daug dėmesio ir jėgų suimančiam projektui. Tačiau tikiuosi, kad man apie jį pasakosite ir laisvalaikiu nepamiršite mano sodų. Tai jau taip. Patenkinta tarė Argona, juk ir man sodų kūryba labai įdomi. Tuomet viskas puiku. Haroldas tyliai linktelėjo, pritardamas Argonai. Luką griaužė kitokie rūpesčiai. Jo draugai atlantiečiai buvo apsisprendę visam laikui įsikurti Ramybės saloje, šiame amžiuje ir neskubėdami mokėsi čia gyventi. O kaip jam dingti iš savo epochos, ar visiems žinant ilgam kur nors išplaukti, ar niekieno nepastebėtam, išsikirpti iš savo dvaro aplinkos ir pasibaigus projektui vėl sugrįžti į tą pačią akimirką. Ir iš viso, ar jis nori grįžti į 17 amžiaus Portugalijos didikų gyvenimą. Man dar reikia pagalvoti, tyliai šnipštelėjo jis Linai. Jie supratingai palingavo galvą. Toks viską iš esmės keičiantis sprendimas, ne iš lengvųjų, skubėti nedera. Būk čia kiek pageidauji, o kai apsispręsi, pasakyk man, taip pat tyliai atsakė ji. Po pietų vyksiu Zedono. Paskui visi kartu linksmai ir triukšmingai pietavo. Daugiausia kalbėjo Lina ir Kircas, kurie buvo pratę dominuoti savo aplinkoje. Argona daug juokėsi ir taip pat nevengė įterpti komentarų. Mirja išgyveno prieštaringus jausmus. Senieji įpračiai kuždėjo, kad ji turi išlikti didingai atsieta. Naujieji skatino mokytis laisvesnio elgesio iš savo geranoriškų draugų. Lukas pasitenkino trumpomis frazėmis, santūria šypsena ir galvos linksėjimu. Buvo tylenis iš prigimties, be to, jį dabar kamavo būtinybė kuo greičiau išspręsti savąją dilemą. Nors Lina suteikė jam laiko, tačiau pats jautė, kad neturėtų ilgai gaišti, juk projektas jau prasideda ir jis nori kuo greičiau įsitraukti, nebetasomas dvejonių. Įtempęs visą sąmonės galią, priėmė sprendimą ir pietoms pasibaigus, Linai ryžtingai tarė: apsisprendžiau, išplauksiu į Ramybės salą mūsų laike, kad atsidurčiau jūsų laike. Nors jis kalbėjo tvirtai, Lina pajuto, kad Lukui vis dar buvo gaila skirti su savo epocha. Galėsi bet kada grįžti, nuramino jį Luką. Juk gali parplaukti laivu namo, kaip ir anksčiau darydavai po priekybinių reisų į Japoniją ar Kiniją. Suprantu, kaip sunku nutraukti ryšių su savo kraštu ir pažįstamais. Taip, žinoma, atsakė Lukas, galvodamas apie kitus reikalus ir kairė ranka šiaušdama savo juodus plaukus. Duok man mėnesį namuose susiruošti kelioniai ir apie pusmetį plaukti nuo Lisabonos iki Ramybės salos.
jeigu reisas bus sėkmingas. Gerai, tuomet pradedu nuo tavęs, o Zedono vyksiu vėliau. Lina pargabeno Luką į jo dvarą ir tą patį mirksnį, iš kurio buvo pasiemusi Ramybės salą, trumpam paviešėti ir tarė: pasirodysiu po mėnesio. Parūpinsiu tau kelioniai sveiko maisto, kad per ilgą plaukimą nepasiligotum. Žinau, kad laive prastai maitina. Noriu, kad atplauktum toks pat sveikas ir tvirtas, koks esi dabar. Ryžtingai apsisprendęs Lukas ėmė galvoti apie reikalus, kuriuos reikės sutvarkyti iki kelionės. Lina tai jautė. Paliko jį, persikėlė tiesiai iš šio susitikimo mėnesį į priekį ir rado Luką tame pačiame kambaryje stovinti greta didelių kelių kelioninių skrinių. Iš kiemo atsklido linksmi Amelijos dukterų balsai. Kažin ar Amelija jas pasiims į kunigaikščių Braganzų rūmus ar paliks augti čia, sveikoje nuošalaus dvaro aplinkoje, mąstė Lina. Savo vaikus jį ketino atsigabenti į Ramybės salą, kai tik sutelks komandą. Juk Viljamas buvo įsikūręs 17 amžiaus pradžios Portugalijoje, šalia Amelijos. Jis užsiėmė aktyvę politinę veiklą ir Lina jam vaikų patikėti nenorėjo. Nežinia, kad dėl jų ateities suplanuotų Amelija, bet tai tikrai nebūtų tai, ko jiems linki Lina. Tad geriau vaikai gyvens šalia jos ir pamėgtosios tetos Mirjos. Vienoje neuždarytoje skryniuje Lina išvydo vaikiškus rūbus. Nustebusi klausiamai pažvelgė į Luką. Jai tai buvo prabėgusi akimirka, todėl sveikintis neketino. Lukas atsakė taip, lyg ir jam šis pokalbis būtų vykęs ne po mėnesio, o po trumpos ruošos. Felicija ir Liucija keliau su manimi, lyg gindamasis griežtai pareiškė jis Linai. Tokia buvo mano vienintelė sąlyga, su kuria sutikau suteikti Amelijai skyrybas. Skyrybas? Argi Viljamas tavęs neprašė skyrybų? Kalbėjome apie tai sykį ir tikriausiai mano atsakymas jam pasirodė kaip sutikimas. Linos tai nebejaudino ir nežeidė taip, kaip ji būtų reagavusi prieš atsirandant naujam projektui. Dabar visas jos mintis buvo persmelkęs jaudinančio nuotykio laukimas. Vietos šeimos reikalams, kasdienybės smulkmenoms nebeliko. Na ir kas, kad jos ilgametis dvasinis partneris Viljamas, Linos atgabentas paviešėti į 17 amžiaus Portugaliją, pamilo Luko žmoną Ameliją ir panoro likti greta jos. Rūpinimasis savo vaikais – vienas dalykas, o graužtis dėl pabėgusio vyro – visai kitas lygmuo, ir jame jos dėmesio šiuo metu nėra. Lukui taip lengvai nuo savo jausmų atsiriboti nepavyko. Kol Linos perkeltas į Atlantidą, pastaruosius metus studijavo magiją šalia Zedono, jis gyveno tarsi atskirą įsikūnijimą, kuriame Amelija neegzistavo. Tačiau vos grįžo į Portugaliją, ankstesni jausmai atgijo. Vėl prieš akis iškilo maža mergaitė Ami, kurią jis sutrukdė nusiskandinti vandenyne. O štai ta jauna, nė 20 neturinti moteris, ištekėjusi iš pradžių už japonų didiko, o vėliau už Makau salos gubernatoriaus giminaičio. Ilgi tarnybos laive metai, kad turėtų galimybę ją nors trumpai išvysti. Ir ta širdis sprogdinanti laimė, kad žuvus antrajam Amelijos vyrui, ir jos šeima pagaliau sutiko su jo pasiūlymu. Jis to laukė daugiau kaip 20 metį, o kiek truko pasitenkinimas išsipildžiusią svajone. Valios jėga sukurta ideali santuoka subyrėjo. Amelija nenorėjo tapti tokia, kokią jis ją įsivaizdavo, o Lukas neketino derintis prie jos vizijos apie paklusnų sutuoktinį politiką. Ir visgi Lukas niekaip negalėjo jos paleisti iš širdies. Slapčia kentėjo, niekam apie tai neužsimindamas. Aš ją myliu.
Žvelgdamas į Liną mintise jai pasiguodė taip išraiškingai, kad šioji tiesiog fiziškai pajuto jo jausmus. Mylėk savo sveikatą, Lina atsakė jam mintimis ir abejingai gūžtelėjo pečiais. O ką daugiau ji gali? Kai įsitrauks į projektą, kai pajus aukštesnių energijų trauką bei žavesi, gal tuomet Lukas suvoks, kad yra šis tas vertingiau nei vieno įsikūnijimo asmenybės prisirišimas prie kitos asmenybės. Kol pats to nepajus, jos žodžiai jam bus tušti. Lukas suraukė antakius, neapsispręsdamas ar užsigauti dėl jos žvilgsnėje šmėstelėjusios ironijos. Lina paskubėjo nukreipti jo mintis. Mergaitėms tokia kelionė bus nelengva. Ši tema negalėjo praskaidrinti įtemptos atmosferos. Lukas jo žodžius priėmė kaip priekaištą, kad jis verčia mažametės kęsti alinančią kelionę. Visa tai jam jau audringai iškalbėjo Amelija, kuri nenoriai sutiko skirtis su dukterimis. Ne iš motiniškos meilės, o dėl to, kad buvo suplanavusi, kurią su kuriuo iš didikų sūnų ateityje sutuoks ir kokios politinės naudos iš to turės. Būtent tai numatydamas Lukas panoro išgelbėti mergaitės iš savo epochai būdingų politinių pančių. Vyresniąją 7-metę Feliciją, nors ji buvo Amelijos duktė iš ankstesnės santuokos, jis mylėjo kaip savo ir laikė sava. Tai buvo jautri, meniškos prigimties mergaitė. Lukui atrodė, kad ji nenuseks motinos pėdomis ir niekada nepanorės tapti salonų liūtę. 4-metė Liucija dažniau matydavo savo tėvelį nei mamytę ir prie jo buvo smarkiai prisirišusi. Tai buvo didžiausias šviesulys Luko gyvenime. Jam diegė širdį vieno minties, kad gali tekti ilgam su ja išsiskirti. Lukas prisiminė, kaip smagiai ramybės saloje leido laiką Linos vaikai, lepinami Mirjos, Zedono, Haroldo, kai jis pats ten kurį laiką viešėjo. Ir nusprendė, kad tokia kupina meilės kūrybinga aplinka yra būtent ta, kurios jis linki savo dukterims. Manydamas, kad Lina, kaip ir Amelija, nepritarė jo sumanimui, jis ją pertraukė nekantriu rankos mostu ir aštriai atkirto. Suprantu, tau sunku įsivaizduoti, kad tėvas gali pasirūpinti vaikais taip pat išmintingai kaip motina, bet patikėk, nesu bukas kelmas. Su abiem mergaitėm praleidau daugiau laiko nei Amelija, kuriai dukteris yra tik vertinga prekė. Su mumis plauks 2 patyrusios auklės ir specialiai šiai kelioniai mano pasamdytas gydytojas. Ir naudingo maisto joms parūpinau, džiovintų vaisių, daržovių, ir kitokių. Šildysime jį ant specialios krosnelės, o vandenį valysime naujoviškų prietaisų. Lina pajuto jo balse irzlumą ir suprato, kad be skyrybų depresijos Luką kamuoja prieš kelioninė karštinė, kuri dažnai apima žmogų, kai šis ruošiasi ilgai išvykai ir jaudinasi, kad ko nepamirštų. Ji taikiai iškėlė rankas į viršų ir ramiu balsu įsiterpė į jo žodžių srautą. Viskas gerai, Lukai, aš džiaugiuosi tavo sprendimu. Jis man netikėtas, bet tikrai patinka. Juk ir mano vaikai bus ten. Jie jau pažįstami, visiems bus smagu vėl kartu žaisti. O Mirja turės net 4 uolius sodininkus. Tu labai išmintingai pasirūpinai jų mitybą laive. Tikiuosi, neatsisakysi, jeigu ir aš joms parūpinsiu į kelionę vaikiško maisto. Sumikė Lukas, žvelgdamas į ją iš padilbių. Jo nuotaika iš tikrųjų buvo prasta. Nors per laiko kanalą buvo peržvelgęs ir suplanavęs visą kelionę, tačiau vis viena nerimavo. Ką čia slėpti? Keli mėnesiai bangų supamame ir vėjų blaškomame laive nebus nei lengvas, nei džiugus dalykas, ypač vaikams. Ta etapą reikės tiesiog išgyventi. Aš jūs laive slaptai lankysiu.
Ir jeigu ko reikės, padėsiu, pažadėjo Lina. Jeigu dabar daugiau nieko iš manęs nereikia, tai ir pradedu šokčioti į jūsų kelionę laivu pirmin kas kelias dienas, kad įsitikinčiau, jog viskas gerai. Ačiū, jau ramesniu balsu padėkojo Lukas. Linai padedant kelionė praėjo sklandžiai. Keletą kartų ji atgabeno vaistų nuo peršalimo, kai ėmė karščiuoti tai Felicija, tai Liucija. Kelis kartus ne tik savo globotinius, bet ir visą laivo įgulą per Luką aprūpino vaistais nuo vidurių viruso. Kartkartėmis vakarais jie sėdėdavo kajutėje su mergaitėmis ir sekdavo joms pasakas. Skatino jas piešti įvairias istorijas, išsikarpyti iš popieriaus žmogeliukus ir su jais žaisti, tad kad laikas greičiau bėgtų. Laivas plaukė apie pusmetį, o Linai prabėgo savaitę, kol keleiviai pagaliau išlipo ramybės saloje. Įsikūrė vienoje nuošalioje troboje, kitą dieną išėjo pasivaikščioti. Ir ilgam prapuolė 17 amžiaus pradžioje, atsirado 23 amžiuje. Mirija su dideliu džiaugsmu sutiko mažasias viešnes. Kada atsigabensi savo vaikus, jau ne pirmą kartą klausė ji Linos. Kai baigsiu telkti komandą, atsikalbėjo Lina, juk organizuoju keliones, pasitraukimo legendas ir visa kita. Dabar ruošiuosi į Atlantidą. Neaišku, ko prireiks, kad išsiviliočiau Zedoną. Kas čia tuo metu prižiūrės Taurą ir Izabelę? Manau, nėra ko laukti, nenusileido Mirija. Kol tu užimta, jais galiu pasirūpinti ir aš. Ir Liucijai su Felicija bus smagiau. Jie visi keturi, sakei, susidraugavo Portugalijoje, kol vaidinai Amelijos seserį. Ir dar manau, kad galėtum čionai pasikviesti mūsų draugę Izabelę su tuo, kas jai gims. Tik tada, kai gims, gynėsi nuo papildomų užduočių Lina. Kai gims? Tu pati girdi, ką šneki? Nekantriai mostelėjo Mirija ir sužibsėjo neįprastos ištęstos formos įkypomis žaliomis akimis. Argi tau šokinėjančiai laiku reikia laukti, kol kas nors ką nors pagimdys? Ir ar man tave mokyti, kaip elgtis? Nukeliauk kitą metą, kai vaikas jau bus ūgtelėjęs, ir perduok nuo manęs Izabeliai ir Antuanui kvietimą su vaiku ar vaikais. Kažkodėl jaučiu, kad jų bus ne vienas paviešėti pas tetą Miriją. Lina įdėmiai nužvelgė Miriją. Neįprastai nerimastinga. Siauras, pailgas, subtilių bruožų Mirijos veidas degė nekantrumu. Kas yra? Kam tau tiek vaikų? Paklausė Lina. Mirija suraukė antakius ir patempė lūpą. O tai įpratusiems prie jos tobulos ramybės irgi buvo naujiena. Man bręsta idėja suburti sode vaikų grupę. Nauja sąmonės plėtros programa puikiai gali padėti ugdyti jaunasias asmenybės. Pati matei, kaip palankiai tavuosius veikia silfai, zuikiai, vaikiška magija, kurios jie noriai mokėsi. Žinau, sakei, kad neplanuoji savo veiklą įtraukti Izabelės ir Antuano. Jie padėtų man ir tikiuosi sutiktų kelis mėnesius ar ilgiau paviešėti kaip mano sodų veisimo pagalbininkai. Tavo ir mano projektai susiję, galima sakyti, jie lygiagretus, vienas su kitu, taigi nieko blogo, jeigu abiejų dalyviai gyventų greta ir bendrautų tarpusavyje. Gerai, supratau, ko sieki, sutiko Lina. Tik turėk kantrybės, aš čia vienintelė visų jūsų kelionių pageidavimų vykdytoja. Ir neturiu tokios prabangos naudotis būriu padėjėjų kaip tu Atlantidoje. Prašom su savanoriais stoti į eilę. Linai Mirijos idėja patiko. Tačiau tai reiškia, kad jai reikės dar daugiau šokinėti, kol visus sukvies ir deramai sukilnos iš praeities į šį momentą. Gal persikėlimas laikė per akies mirksnį iš šalies atrodo paprastas, guodėsi Lina mintise, bet juk ji turi neklysdama įsidėmėti, iš kurio laiko ir vietos ką paėmė, kada sugrąžino,
į kur perkelė, kuriam laikui čia paliko, ir taip atskiria sudėtingą dosie minčių kalendoriuje kiekvienam laiko keleiviui. Niekas neturi susikirsti nei su savimi, nei su kitais iš ankstesnių ar vėlesnių jų gyvenimo etapų. Tai daugiamatė, daugiasluoksnė, daugiakultūrinė, gyva ir nuolat kintanti schema. Aš pati spręsiu, kokia eilės tvarka susikviesti, tvirtai pridūrė Lina. Mirjai teko susitaikyti. Ji irgi turėjo dėl ko pati savo pasiguosti. Atlantidoje Mirja buvo amžinai jauna dangaus ponia. Gyveno eteriniuose rūmuose, anapus linijinio laiko, su savo padėjėjais silfais, pildė žmonių norus ir tik retkarčiais apsilankydavo fizinėje žemėje. Paskutinėmis Atlantidos gyvavimo akimirkomis ji užmigdė save magišku kūną ir sąmonę iššaukiančių, išsaugančių miego, suteikusi Linai galę ją prikelti tolimoje ateityje. Prabudusi ramybės saloje, perkėlusi sąmonę į fizinį kūną fizinėme žemės lygmenyje, Mirja nebebuvo visagalė ir negalėjo savarankiškai atsidurti, kur panorėjusi. Toks sėslumas slėgė. Ji kiek įmanydama stengėsi prisiderinti prie naujų gyvenimo sąlygų. Čia, tarp draugiškų ir jai palankių žmonių, nederėjo valdinga laikysena. Mirja nebegalėjo atsiriboti nuo visų kaip Atlantidoje. Ji mokėsi atsakyti šypseną į šypseną, o į draugišką apkabinimą mažų mažiausiai tokia pat draugiška veido išraiška, net jeigu viduje iš neįprastumo, kad ją liečia, jai kildavo noras atžariai atstumti. Vaikai buvo tarpinė grandis, kuri jai geriausiai padėjo prisitaikyti. Mirja visada labai mėgo vaikus. Atlantidoje jis skatino silfus, tyrus vaikų norus pildyti pirmiausia. Dažnai ir pati to imdavosi. Kai jos sode apsilankė Linos vaikai, jai jau tada kilo mintis suburti vaikų grupelę. Atrodė, iš kur jų čia rasis? O štai jau ir antra pora, Luko mergaitės. Mirjos minties magnetizmas buvo toks pat galingas kaip Linos. Noras ėmė realizuotis tarsi savaime, be jokių pastangų. Lina iš principo nutarė pirmiausiai nuvykti pas Zedoną į vidurinę Atlantidos epochą, kaip ir buvo planavusi, o tik tuomet grįžti prie Mirjos prašymo. Pirmiau, pildydama savo norą, o ne kitų poreikius, jautėsi nors kiek mažiau išnaudojama, kaip mechaninė laiko mašina. Karalius Zedoną aplankė jo aplinkoje praėjus mėnesiui nuo tos dienos, kai iš ten išgabeno Luką, kuris pas jį buvo metams įsiprašęs mokytis magijos. Specialiai davė Zedonui laiko, per kurį tikėjosi, jis jų visų pasiilgs. Nė kiek neapsiriko. Zedonas ją sutiko plačia šypsena. Jo rūstus indėniški veido bruožai sušvelnėjo ir jis neslėpė noro sužinoti, kaip sekasi jo pažįstamiems iš ateities. Zedonai, ar tu savo imperijoje iš tikrųjų toks nepakeičiamas, kad negalėtum kuriam laikui pamiršti kasdienių reikalų? Saldžiu balsu ėmė suokti Lina. Savo pačios ir savo draugų vardu pasakysiu tau nuoširdžiai. Labai norime, kad mūsų laike paviešėtum ilgiau, ne tik kaip mokytojas, bet kaip mūsų naujo projekto dalyvis. Ji papasakojo apie Anastasijos idėją suburti kelionių į daugiamatę realybę komandą. Zedonas susidomėjo. Tamsios akys po žilais tankiais antakiais sužibo ir jis žvaliai atsakė: galėčiau pasibranginti mažumėlę, tačiau tai yra tokia netikėta galimybė, kad ją sumenkinčiau deramai nepriėmęs, todėl atsakau taip nuoširdžiai.
kaip dar nesukalbėjęs su žmonėmis, jaučiuosi laimingas, kad susitikau su tavimi, su tavo draugais, laiko drakonais, su vėlyvosios epochos atlantiečiais magais ir su dangaus ponia Mirja. Jeigu ši pažintis bus ne tik maloni, bet dar ir naudinga tiek man, tiek mums visiems, laikysiu šį savo įsikūnijimą vykusiu. Po iškilmingos ištarmės jis suraukė kaktą ir susimąstė. Kas tave stabdo, susirūpino Lina? Yra toks reikalas, sumurmėjo Zedonas. Lina jį pirmą kartą matė neryžtingą. Ją apėmė smalsumas, ko baiminasi galingiausias Atlantidos psichurgas. Drąsiai rėžk, kas tave trikdo, manau, mes tai išspręsime, ji paskatino draugą. Lina, jeigu mano prašymas tau pasirodys įžūlus ar nepriimtinas, nepaisyk jo ir keliaujam. Lina linktelėjo galvą ir nekantriai laukė tęsinio. Esu 65 ir ketinu valdyti savo kraštą dar mažiausiai kelis dešimtmečius, didingai pareiškė Zedonas. Tačiau suprantu, kad esu mirtingas, tad iš anksto ruošiu savo pamainą. Mano sūnus iki to laiko jau bus per seni. Esu nusižiūrėjęs 2 anūkus, vyresniojo sūnaus berniukus, 10-metį Takatą ir 9-metį Gridą. Takatas turi psichurgijos galių ir valdovui reikalingą strateginį mąstymą. Gridas taip pat pasižymi maginiais gebėjimais ir turi daug gerų savybių, kad išaugtų į gudrų ir ištikimą vyriausiąjį ministrą. Jau seniai pats juos mokau psichikos valdymo meno, magijos pradmenų, būsimo valdovo savybių. Jie kurį laiką treniravosi kartu su Luku. Sakė, kad juos matei, kai atvykai pasimti jo iš mūsų laikų. Dabar jie vėl grįžo namo pas savo tėvus. Zedonas nutilo ir pažvelgė į Liną, tikėdamasis, kad ji supras mintį ir jam nereikės vargti ją išdėstant žodžiais. Deja, Lina nedemonstravo nuovokos ir smalsiai žvelgė Zedonui į akis. Atsidusęs Zedonas tęsė. Kai viešėjau pas jus, ten buvo tavo vaikai. Mačiau, kaip jiems lengva mokytis greta zuikių ir silfų magiškojo Mirjos sodo atmosferoje. Pamaniau, kad taip pat mano anūkus, kuriam laikui nugabenus taviškiams į kompaniją. Pagaliau Lina suprato, kur jis suka. Mirjos minties trauka, nusijuokė viduje. Puikiai idėja, linksmai pareiškė Zedonui ir papasakojo apie Mirjos vaikų grupę. Akmuo nuo širdies nusirito, atsiduso Zedonas. Bijojau, pamanysi, kad noriu tave išnaudoti asmeninėms reikmėms. Juk tau ir taip tenka didelis psichinis krūvis mus gabenti pirmyn atgal ir visais nuolatos rūpintis. Linai buvo malonu, kad jis tai supranta ir atvirai pripažįsta. Kartais nuo lakstymo laiku juk pasijusdavo pavargusi. Tačiau dabar jie užsidegė smalsumu išvysti Mirjos nuostabą dėl 2 mažų neplanuotų atlantiečių ir iš anksto džiaugdamasi tuo reginiu, mielai padėjo Zedonui susiruošti. Berniukų tėvas buvo Zedono sukurtos imperijos rytinio regiono valdytojas. Lina perkelė Zedoną į sūnaus rūmus. Palaukė, kol šis išaiškino sūnui, kad neapibrėžtam laikui išsiveža savo anūkus į maginius mokymus. Ir berniukai ir jų tėvas buvo pratę prie netikėtų senelio vizitų ir mokymo kursų jaunesniesiems, taigi nenustebo. Vaikai greitai susiruošė, susimetė į nedidelius krepšius būtiniausius daiktus ir Lina visus juos parsigabeno į ramybės salą. Čia ji berniukus, kaip ir visus savo svečius iš kitų epochų, aprūpino į ausį implantuojamais elektroniniais kalbų mikrovertėjais, supažindino su suaugusiais, Luko mergaitėmis ir iškeliavo atsivežti savo vaikų.
Taurui bus gera kompanija, pagalvojo, panašaus amžiaus vaikai, o Izabelė už ją porą metų vyresnė Felicija ir metais jaunesnė Liucija jau tapo artimomis draugėmis. Mažieji atlantiečiai sunkiai suvokė demokratišką salos atmosferą. Tagatas įsijautė į būsimą imperijos valdovo vaidmenį ir mėgino įsakinėti kitiems vaikams. Tačiau Zedonas jie pramino. Čia surinkta grupė yra unikali tuo, kad jūs mokys dangaus ponia Mirja. Ji žmonės vertina ne pagal turtų ir valdžios gausą, bet pagal vidinį moralumą. Valdovas Tagatai yra savo šalies globėjas ir gerovės garantas. Todėl jis turi nepūstis dėl savo svarbos, o mokytis dar daugiau ir intensyviau už kitus, kad būtų plačios erudicijos, visapusiškų pažiūrų, lankstaus proto ir atviros širdies. Jis turi mėgti nuotykius ir naujoves, idant netaptų nuobodus ar vangus. Ir iš visų laikų ir kraštų čia atvyko tik keletas vaikų. Pasvarstyk, tie kiti vaikai taip pat yra vertingi, jei čia pateko. Nesi už juos geresnis dėl savo kilmės. Tavo vertė priklausys tik nuo to, kiek dvasinės brandos sugebėsi atskleisti. Esi iš jų vyriausias, taigi būk jiems globėjas ir vyresnysis draugas. Neveltui Tagatas buvo numatytas sosto įpėdiniu. Jam užteko proto guvumo priimti senelio pamoką ir pripažino savo klaidą. Jis jau žinojo iš ankstesnių senelio mokymų, kad sveika savimeilė padeda valdovui įgyti pasitikėjimo savimi. Tačiau ji neturi jam trukdyti mokytis iš klaidų, ugdytis asmenybę ir lankščiai prisiderinti prie kintančių aplinkybių. Kelionės komanda sutelkta, mąstė Lina. Lukas, Zedonas, Haroldas, Karcas, Argona, Nastasija ir jos draugai atvyks, kai patys nuspręs. Tikiuosi jau greitai. Taigi dabar galiu užsimti Izabelės ir Antuano vizito. Juos įsikūrusius 15 amžiaus vidurio Prancūzijoje, ji lankė trumpais intervalais kas kelerius metus, kad sužinotų, kaip jiems sekasi. Jų šeima jau turėjo sūnų Pierą ir 3 metukais jaunesnė dukrelę Karoliną. Izabelė sutiko, kad jie visi mielai paviešėtų Ramybės saloje ilgesnį laiką, kai Karolina bus panašaus amžiaus kaip Linos mergaitė. O ir berniukai bus vienmečiai, taigi smagiau susidraugaus. Antuanas ir Izabelė gyveno didingoje viduramžių pilyje pas Antuano įtėvius grafus de Brisakus. Lina jų labai ilgėjosi, tačiau negalėjo jiems pasirodyti, nes jų žiniomis ji buvo sudeginta ant laužo kaip ragana. Per Antuaną, seniesiems grafams nežinant, perdodavo vaistų jų fiziniai sveikatai palaikyti. Kartkartėmis stebėdavo juos tapusi neregima. Štai dar vieni mano tėvai, netikėtai įgyti ir vėl prarasti. Nors ir regiu juos, nebegaliu su jais bendrauti. Liūdnai dūsavo Lina. De Brisakai taip pat skaudžiai išgyveno savo įdukros netektį. Ją šiek tiek apmalšino įsisūnyje Linos kovų 100-mečiame kare bendražygio Žiulio de Lavalio sūnų Raimondą, kurį Lina kitados buvo išgelbėjusi iš įtartinos Žiulio sesers globos. Žiulis žinojo, kad jo sūnus puikiai įtaisytas ir nesirūpindamas dėl jo likimo ramiai įsikūrė 22 amžiuje šalia Linos draugės, gydytojos Eglės. Per tuos 9 metus, kurie prabėgo nuo Antuano ir Izabelės vestuvių, Raimondas išaugo į linksmą, geraširdišką 18-metį jaunuolį. Tai, kad visa mūsų šeimyna ilgam išvyks, tėvams bus mažiau skausminga.
nes su jais liks Raimondas, ramino save ir Liną Izabelė. Ji labai mylėjo vyro tėvus, tačiau kaip ir Lina pasijuto pasiilgusi nuotykių, ypač kai juose galės dalyvauti visa jos šeima. Lina pasiūlė jiems neva išvykti į ilgalaikę kelionę po Ispaniją, Italiją ir Viduržemio jūros salas. Vienoje iš salų, kuriam laikui pasimesite iš akiračio ir iš savo epochos ilgam persikelsite į ateitį. Vaikai ir toliau aplink matydami vandenyną nesuvoks atsidūrę kitame laike. Grįžusių namo Piero ir Karolinos pasakojimai apie magiškus sodus bei jų keistuosius gyventojus bus suprasti kaip vaikiškos fantazijos. Izabelės šeimynos kelionė po 15 amžiaus vakarų Europą užtruko, nes ir ji, ir Antuanas susidomėjo lankomomis vietomis. Jie neskubėjo, taigi prabėgo geri metai, kol keliautojai pasiekė Maltos salą. Lina kartais taip pat prisijungdavo, todėl jai šios grupės atsigabenimas į Ramybės salą užtruko apie mėnesį. Tas mėnuo prabėgo tik Linos asmeninio biologinio amžiaus kalendorijoje, nes Ramybės saloje jos nebuvo vos kelias valandas. Taip ir senstu besirūpindama kitais, ji mėgo niurzgėti ir atjausti pati save. Nors jeigu kas būtų pasiūlęs, kad viskuo pasirūpintų jos robotas Kvantas, kuris taip pat gebėjo keliauti laiku, Lina būtų įsižeidusi ir pasijutusi apiplėšta. Juk tai jos idėjos ir jos atsakomybė, kad ir kokia varginanti ji kartais būtų. Tai jos teisė dėl to niurzgėti ir sulaukti atjautos, nors žadėjo Anastasijai mažiau griaužtis dėl kasdienių smulkmenų, o daugiau gyventi aukštesniosios sąmonės reikalais. Galiausiai sužiūrėjusi, kad draugų turnė po Europą vyktų sklandžiai ir pasenusi visų mėnesių, Lina pargabeno Mirjai žadėtą gyvąjį krovinį iš 15 amžiaus.